Mano malda Viešpatie pas tave tenueina, pakreip savo ausį į mano graudųjį šauksmą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Sveikinu susirinkusius į Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos bažnyčią, taip pat tuos, kurie prisijungia tiesiogiai per parapijos Facebook paskyrą švęsti sekmadienio mišių. Bažnyčios liturginiam kalendoriuje tai yra 32 eilinis sekmadienis. O mišiose melsimės. Viena intencija už Kęstutį Šileiką 30 dienų po mirties, antroji už Liudą Naujokienę 30 dienų po mirties, trečioji už Joaną Zarankienę, kuri buvo palaidota praeitą savaitę, ketvirtoji už mirusius Joną, Marcelę, Eleną ir Justiną, penktoji už Arūną Kubilių 30 dienų po mirties, šeštoji už Arūną Simokaitį 5 metai po mirties ir jo mirusius artimuosius, septintoji už Teresę Veličkienę 6 metai po mirties, aštuntoji už mūsų mirusius, kurių vardai ir pavardės yra bendrame sąraše vėlinių oktavoje, ir paskutinė intencija už mūsų Zapyškio parapiją, už šioje parapijoje gyvenančius tikinčiuosius šeimas, už mūsų ligonius ir senelius, kurie fiziškai negali dalyvauti mišiose, už mūsų parapijos geradarius bei rėmėjus ir už tikinčiuosius, kurie lankosi iš kitų parapijų šį sekmadienį mūsų bažnyčioje, prašant Švento Jono Krikštytojo užtarimo ir globos. Šiandien Jėzus Evangelijoje per palyginimą kvies mus budėti, būti budrius, dirbti, veikti, bet būti širdyje, sieloje ir sąžinėje budintiems. Tad apvalykime savo širdį, savo mintis, savo gyvenimus nuo nuodėmio, kad tai netrukdytų budėti ir laukti Kristaus atėjimo. Apšlakstyk mane. Viešpatie, būk mums gailestingas. Melskimės. Švento vandenio apšlakstytiems leisk mums, Viešpatie, džiaugtis kūno sveikata, proto šviesa bei tavo išganinga globa, pasižymėti tvirtų tikėjimo, tikrą viltim ir veiklę meilę,
To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpatie globok mūsų tėvynę. Siųsk mums viešpatie savo pagalbą. Tebūna taika mūsų miestams ir kaimams. Viešpatie išklausyk mūsų maldą. Viešpat su jumis. Melskimės. Visagalis amžinasis Dieve, dangaus tėvynės kūrėjo ir valdove, dieną ir naktį saugo mūsų šio žemės tėvynę bei jo žmonės, kad jie gyventų taikoje ir gerovėje. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Nelydi mus visada Dievo pagalba. Garbė Dievui aukštybėse. Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, teikis pašalinti kliūtis iš mūsų išganimo kelio, kad galėtume visas kūno ir sielos jėgas laisvai atiduoti tavo tarnystei. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš išminties knygos. Vidin spindėti išmintis niekada nepaliauja. Kas išmintį mėgsta, jie greitai išvysta. Ir kas jos paieško, lengvai ją suranda. Visiems, kurios trokšta, pati apsireiškia. Kas ieško jos rytą, be vargo mažiausio, atranda ją sėdint prie pat savo durų. Mąstyti apie ją, tai tikrasis gudrumas. Kas budi dėl jos, to vargai nebespaudžia. Pati išmintis pasistengia surasti, kas vertas jos būtų. Ji draugiškai eina sutikti kiekvieno, kuris tik jos ieško. Tai Dievo žodis. Dėkojame.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Tesalonikiečiams. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo, susivienyje su Jėzumi, atsives kartu su juo. Ir tada jums sakome viešpaties žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė susivieniję su Kristumi. Paskui mes, gyvieji, išlikusieji kartu su jais, būsime pagauti oran debesysna, pasitikti viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau viešpatie. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė: kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: gerbiamasis, atidaryk čia mes. O jis atsakė: iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau Kristau. Evangelijos žodžiai tai naikina mūsų gyvenimą. Artėjant naujam liturginiui laikotarpiu Adventui, Kalėdų pasiruošimo laikotarpiui, bažnyčia neatsitiktinai deda evangelinės ištraukas, kurios kalba apie Kristaus antrą atėjimą ir pasiruošimą jį sutikti. Be to, pats Adventas turi 2 dalis. Pirmoji dalis – iki gruodžio 17 visas Dievo žodis ir liturgija skirta antram Kristaus atėjimui. Ir tik nuo gruodžio 17 iki 24 yra skiriamas laikas Jėzaus gimimui.
Taigi Advento 2/3 laiko, 3 savaitės arba nepilnos 3, yra skirtos budėti, ruoštis antram Kristaus atėjimui. Ir tik 1 savaitė, 1/4 yra skirtas Kristaus gimimui. Tai įsiklausykime. Svarbesnis yra antras Kristaus atėjimas. Anksčiau Lietuvos katalikų bažnyčioje tiesiog ne dėl kažkieno kaltės, bet tai buvo toks laikmetis, prieš kokią 30 metų, dar daugiau, nebuvo reikalaujama mąstyti, kuo tu tiki, kaip tu tiki, kodėl tu tiki. Ir atlieki savo maldos arba liturginį veiksmą ir negalvoji kodėl. O iš tikrųjų reikia klausti, atliekant liturginį veiksmą, maldą kalbant ir einant gyventi iš maldos vietos, ypač sekmadienio mišių, bažnyčios, savo bendruomenės, klausti, o kaip ir kodėl aš turiu taip gyventi, kaip mokina Kristus ir bažnyčia. Tai šiandien apie tai Evangelija. Mąstyt, keist mąstymą ir klausti, ką tai pakeis mano gyvenimą ir ar aš keičiu savo aplinką. Tai labai yra svarbu. Jėzus, primenu visada, kai sako palyginimą arba graikiškai parabolę, kad perteiktų dieviškas tiesas, jis ima viską iš gyvenimo, to laikmečio. Apie kalbą šiandien apie laukimą jaunikio, vestuvės. Ir dalis jo palyginimų nemaža, kad dangaus karalystė panaši į vestuvių pokelį, į šventę. Nes tai buvo išskirtinė šventė. Tu žmonės sujungia gyvenimus, 2 šeimos tampa giminėmis, džiaugiasi aplinkiniai ir gausiai džiaugiasi. Nes tuometinėm žydų pasaulyje vestuvės buvo švenčiamos 7 dienas. Sakytume, Viešpatie, tu mano, kas tiek pinigų turi. Tai ne piniguose esmė, bet švęsdavo. Šią vasarą buvo mūsų vaikų stovykla Zapyškio parapijos, tai buvo keletas turkių vadovių, tai vienos vadovės sesuo tekėjo, tai žinot, kiek svečių buvo? 800. Jei kam validolio reikia, tai paklauskit, duos. Tai matot, ne piniguose esmė. Tai vat šiandien į tą parabolę ir pasižiūrėkime. Žydų tradicija kviečia laukti jaunikio, nes anksčiau vedė ir tekėjo ne iš meilės. Niekam nerūpėjo, ką tu myli, ko nemyli, kas tau patinka ar nepatinka. Tai tiesiog buvo 2 jaunosios jaunojo šeimų sutartis ir sandėris. Ir jaunikis vėlavo todėl, kad galbūt su savo uošviu, liaudiškai tariant, dėrėjosi dėl palikimo, kurį atsineš jaunoji. Kiek kupranugarių duos, kiek avyčių duos, kokią dar kažkokią sutartį sudarys. Galbūt jis dėl to vėlavo, nes tai buvo. Ir tu nežinai, kada ateis. Ir va tos 10 mergaičių. Toks trumpas rakursas, sako, bažnyčia, pasaulis užgožia moteris. Šiandien 10 merginų. Iš tikrųjų, vertimas graikiškas turėtų būti ne mergaitės, o merginos. Tai mūsų pamergės, o apie pabrolius nekalba. Ir sakoma biblistų, o kodėl 10 mergaičių laukti turėjo? Tai viena iš galimybių interpretuoti šitą vietą, kodėl 10 mergaičių, tai jos turėjo būtinai su tais žibintais būti, iš tikro su fakelais buvo, ne su žibintais, pasišviesti
kad jaunasis nesumaišytų tos išrinktosios. Nes įsivaizduokite, jeigu ateina vidurnaktį, kaip sako Jėzus palyginime, tai tu gali sumaišyti. Elektros tai nėra, su mobiliuoju tai nepasišviesi ir ne tą pasiimsi. O žydų tautoje merginos, sulaukusios brandaus amžiaus, labai norėjo ištekėti. Ir buvo nesuprantama, jeigu mergina neišteka, tai vos ne kaip Dievo bausmė. Tai ir mūsų, žiūrėkit, liaudės pasakose, ne? Jeigu ten 3 dukteris turi tėvas, 2 ištekėjo, 1 ne, tai nori prastumt. Ne, mūsų liaudės net pasakos tą sako. Tai čia panašiai, matot, tautose tik skirtingai apie tai kalbama. Jeigu nepasišvies naktį, jaunikis sumaišys ir nepasirinks jaunosios. Reikia apsišviesti. Tačiau galėjo laukti dar kita iš galimybių ir pati jaunoji viena su fakelu. Tai jau tikrai nesumaišys. Bet ta procesija buvo reikalinga. Tai buvo vestuvių toks kodeksas, tokios apeigos. Ir iš karto Jėzus sako 5 paikos, 5 protingos. Čia yra simbolika. Paikumas. Tu trumparegiškai iš dabarties perspektyvos žiūri į ateitį ir esi savanaudiškas. Nes pavyzdžiui, deglas, kurio medžiaga pamirkyta į alyvą, degdavo maksimum apie 15 minučių. Tai jos galvojo, pasimsim deglą, suvilgytas alyvoje medžiagos gabalas, tai per 15 minučių tas jaunikis ateis. Turės ateiti. Tai vat, kartais žmonės taip ir tvarko, negalvodami ir net krikščionis. Dievas turi tai padaryti. Atsimelsiu, atkalbėsiu, papasninkausiu. Ir tada Dieve tu privalai padaryti greit. Ir tu turi sutvarkyti man gyvenimą. Va čia tas yra paikumas ir kvailumas. Tu negalvoji apie aplinkinius. Kartais mes nueinam į šventę ir jaučiam, gal ir patys tai pasielgiam, pagaukim save. Nueinam į kažkieno šventijų, jubiliejų vestuves, tai galvom, kad mes čia centras ir visi turi dėmesį man rodyti. Bet centras tai ne to, tave pakvietė. Apie tai kalbama yra. Ir tas paikumas kartais rodo, kaip žmogus save įstato į Dievo vietą. Kad ne tu šeimininkas šioje žemėje, bet Dievas, kūrėjas. Ir visą tai, ką gavai, reikės grąžinti, kiek įmanoma nesugadinta. Ir dar veikianti. Savo laiką, savo gyvenimą, savo žmones, talentus ir kaip tu užpildai visą tai, ką tu atiduosi. Ir va čia tarp tų paikų ir išmintingų mergaičių yra tas skirtumas, o čia yra simbolinė kalba. O išmintingas žmogus žiūri į ateitį, galvoja apie kitus. Pakviestas į šventę arba į kažkokią veiklą, jis yra tik vienas iš jų. Ne aš čia centras, bet tas, kuris mane pakvietė. Dievas yra centras, nes jis mane pakvietė į gyvenimo šventę šioje žemėje. Ir reikės viską grąžinti. Štai dėl ko netikinti žmonės, neturintis to tikėjimo, to sąžiningumo, to dvasinio jautrumo, pavyzdžiui, šeimoje vyras. Mano žmona noriu ir talžau. Ne mano pieva, noriu ir važiuoju. Pasakau, čia yra mąstymo problema. Šios dienos Evangelija apie tai kalba. Sunkiausia keisti mąstymą. Ir ką? Pradeda miegoti snaus. Labai gera įžvalga, šiandien Paulius apie tai rašo. Visas šventas raštas kalba, pač Naujasis testamentas, įsidėkim į savo mąstymo kietąjį diską, krikščionis. Mirtis yra miegas. Tai
sako, užmigo ir paikos ir išmintingos. Tai tokia įžvalga. Miršta ir kvaili, ir protingi. Užmiega. Ir sako balsas, kelkitės, jaunikis ateina. Klausimas, sako biblistai, kas tas balsas? Kas klausėte arba turit lapelius, įdėmiai. Paulius rašo šiandien 2 skaitinyje. Arkangelo balsui nuskambėjus ir trimito garsui nuaidėjus, visi būsim pažadinti. Arkangelas duos ženklą, dėmesio, ateina Kristus. Antrasis Kristaus atėjimas, jaunikis ir trimito balsui nuaidėjus. Štai kas yra tas balsas, kuris mus visus pažadins po mirties. Ir turim jo klausyti, ir turim budėti. Ir Kristus sako, budėkite pabaigoje, iš to pasakojimo būkite budrus. Gyvenkite, dirbkite, švęskite, rūpinkitės, bet tarsi per petį vis budėkite, žiūrėkite, būkite jautrus. Nes snaudulys yra apdujimas, ėjimas ne į gelmę, ne į dvasią, ne į vidų, bet į išorę. Kur nuėjo, kai negavo alyvos, nes užgeso jau fakelai paikųjų mergaičių, merginų, į parduotuvę nusipirkt. Čia tapatinama kita švento rašto vieta, kai Jėzus nueina į Samarijos kaimą prie šulinio ir jie yra alkani su mokiniais. Ir Jėzų palieka vienam apaštalai ir jis kalba su samariete. Ir evangelistai rašo, kai Jėzus kalbėjo su samariete, tuo metu mokiniai nuėjo į kaimą nusipirkti duonos ir maisto. Mintis. Paikosios mergaitės ir apaštalai ėjo nuo centro gyvenimo, nuo Dievo į išorę. 5 protingos ėjo į šventę, nes jau viskas, jaunikis atėjo ir ėjo į šventės centrą, į gyvenimo ir meilės neįsenkantį šaltinį. Tai jeigu Kristus pamaitino 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų, jie eina į parduotuvę. Už tai Kristus vėl tam duonos padauginime, tų minių pamaitinime sako apaštalam, jūs duokite valgyti. Tai reiškia, jumyse aš įdėjau neįsenkančius meilės ir gyvenimo šaltinį. Ne į parduotuvę turit eit, ne į išorę turit eit. Ne centras tu, o centras Dievas ir neįsenkantis šaltinis. Netolti nuo centro Dievo, neįsenkančio šaltinio, bet eiti jį. Mes turime tas galimybės. Šiandien apie tai palyginimas. Nebūkim paikųjų grupiai, kvailųjų. Mes norim viską sutvarkyti kaip žmogus. Vėl mąstymą turim keisti. Reikia leisti, kad Dievas sutvarkytų, nes jis žymiai geriau žino, juk mus sukūrė, sudėjo visus dėsnius, davė tai, ko mums reikia, kaip reikia. Tai mes turim eiti čia. Ne į parduotuvę, ne į išorę, bet į čia. Ir mumise tas yra. Ir palyginimas labai intriguoja antroje pusėje. Įėjo jaunikis ir užsidarė duris. Žydų vestuvėse duris neuždarydavo. Nes galėjo įeiti bet kas. Netgi važiuodami turistai, sako, į Šventą Žemę, čia prieš karantiną, irgi pamatė šokant ten kieme gatvėje kažkur žmonės, sustojo paklausti, to graži tradicija, žinot, mes europiečiai, kas čia yra? Sako, vestuvės, ateikit, švęsim. Visas autobusas lipa į vestuvės.
tai durų niekas neuždarydavo. Bet kas užėjęs, net ir prašalaitis, ne tik kaimynas, ne tik giminė, gali švęsti. Tai, o čia durys susidaro. Ir tai suintrigavo klausytojus. Kodėl dabar Kristus sako, ne pagal mūsų papročių žydai sako, užsidaro vestuvių šventės durys. Bet Kristus kažką kitą nori pasakyti, giliau, prasmingiau. Antras Kristaus atėjimas yra vienas. Jau nebebus galimybės pasikeisti. Uždarys duris. Ir jau kas sugebėjo įeiti ir buvo išmintingas, protingas, pasiruošęs, ėjo į savo vidų, ne į parduotuvę, tas ir įeis. Ir duris užsidarys. Todėl ir Kristus sako pabaigoje, budėkite, nes nežinot nei dienos, nei valandos. Mes turime budėti taip, kad žinotume, jog reikės grąžinti. Reikės grąžinti savo gyvenimą, savo žmoną, savo vaikus, savo vyrą, savo laiką ir tai, prie ko mes prisilietėm arba turėjom padaryti. Mumise turi keistis mąstymas, tai yra sunkiausias dalykas ir darbas. Keisti mąstymą. Mes sekmadieniais mišiuose ir kitomis dienomis sakom vieną ištarmę. Bet žinot, kai niekas nesustabdo ir nepaaiškina, tai ta ištarmė nieko nesako. Atkalam automatiškai ir nieko nelieka. Tikėjimo paslaptis, kai sako kunigas liturgijoje, ir visi sako bendruomenė. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Va, šios Evangelijos ištarmė ir mūsų tikėjimas. Laukdami tavęs ateinant. Esamasis laikas. Dabar mes laukiam tavęs ateinant. Ir jeigu tu jo nelauki, krikščionė, tu meluoji. Arba tu tik sakai. Tai mes turim pagauti. Sakau, anksčiau niekas per daug neaiškino, kad čia reikia keisti mąstymą. Ir ką tu darai, turi mąstyti. Kodėl aš žegnojuos? Kodėl aš čia klupiu? Kodėl aš čia šiandien sėdžiu? Ką aš po mišių turiu daryti? Neiti vėl prie darbų tik tai, bet o kaip su kitu pasidalinti ir atvertą šaltinį. Ir tikėjimas perduodamas ne tik žodžiais ir malda, bet mūsų gyvenimo elgesiu ir mąstymo pakeitimu. Ir kai aplinkiniai pradės klausyk, tu kažkaip pradėjai keistai elgtis ir kalbėti. Va tada reikės uždegti deglą ir pasakyti, mane pakeitė Kristus. Nes merginos sakė, gerbiamasis įleisk, tikrasis vertimas viešpatie, viešpatie, įleisk mus. O kitoj vietoj Kristus sako, ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatie, viešpatie, bus vertas dangaus karalystės, bet tik tas, kuris vykdo dangiškojo tėvo valią. Keičia mąstymą, susitapatina su Dievu ir eina taip ir gyvena. Iki antro Kristaus atėjimo arba iki savo mirties. Linkiu, artėjant advento laikotarpiui, pradėti mąstyti, kaip mąsto Dievas. Kristus nieko neslepia, Dievas nesislapsto, jis kaip tik nori atverti ir duoti labai daug. Tik mes turim atsiverti ir dirbti su savimi. Jeigu tu dirbi su savimi, tada tu eini ne į parduotuvę, tu eini pas Kristų ir sakai, aš noriu, kad tu tvarkytum dieviškai, o ne žmogiškai. Amen. Išpažinkime savo tikėjimą
kad jo nepristigtume kaip tos alyvos, kuri turi maitinti mūsų širdžių ugnį. Tikėjimo išpažinimas yra sekmadienio lapeliuose, taip pat maldynuose 69 puslapyje. Visi tarkime: tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, Viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Mūsų bendruomenės malda. Broliai ir seserys, šio sekmadienio liturgija kviečia susimastyti apie gyvenimo pabaigoje visų mūsų laukiantį susitikimą su Viešpačiu. Prašykime jo pagalbos tinkamai pasirengti išmintimi, Dievo malonę ir artimo meilės darbais. Mūsų maldavimo žodžiais: išklausyk mus, Viešpatie. Už bažnyčią ir jos ganytojus, kad niekada nepavargtų skatinti tikinčiuosius maldingai budėti ir būti pasirengusius Viešpaties atėjimui. Meldžiame. Išklausyk mus, Viešpatie. Kad apreiškimo ir bažnyčios mokymo apšviesti visi žmonės atsimintų, jog yra sukurti ir gyvena amžinybei. Meldžiame. Išklausyk mus, Viešpatie. Kad krikščioniškose šeimose klestėtų maldos, išminties ir atsakomybės dvasia, kurianti pasaulyje Dievo karalystę. Meldžiame. Išklausyk mus, Viešpatie. Kad visus, kurie jaučiasi gyvenimo parblokšti, sužeisti, sužlugdyti, stiprintų tikėjimas Kristaus atėjimu, gaivinantis viltį ir suteikiantis įkvėpimo naujiems darbams. Meldžiame. Išklausyk mus, Viešpatie. Kad sekmadienio šventųjų mišių malonė gaivintų ir stiprintų visus čia susirinkusius. Meldžiame. Išklausyk mus, Viešpatie. Tyloje išsakykim Viešpačiui asmeninius maldavimus. Su tikėjimu meldžiame: išklausyk mus, Viešpatie. Viešpatie Jėzau, išklausyk savo tikinčiųjų maldą, padėk mums ištikimai budėti ir melstis, laukiant tavo valandos atėjimo. Prašome tave, kuris su Tėvu ir šventąja dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Prasidės aukų rinkimas parapijos ir bažnyčios pastato poreikiams. Dėkoju, kurie prisidedat savo auką.
Melskimės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas rimtų mūsų aukojamą auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegu įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę maldą. Viešpatie, pažvelk maloningai į šias mūsų atnašas ir leisk nuoširdžiu pamaldumu pasiekti tai, kad tavo sūnaus kančios paslaptis mums žada. Prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Viešpat su jumis, Ir su tavimi aukštyn širdis, keliame į viešpatį, dėkokime viešpačiui Dievui. verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve. Per nuodėmę nuo tavęs nutolusius žmonės, tu savo sūnaus krauju ir šventosios dvasios galybę draugin prie savęs panorai vėl suburti. Daugeriopos tavo išminties garbei, trejybės vienybės telkiami, jie tampa bažnyčia, mistinis Kristaus kūnas ir šventosios dvasios buveinė. Todėl mes draugė su angelų chorais džiaugsmingai tau giedame šlovę. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančia išduotas, Jėzus paėmė duoną, dėkodamas Tėvui ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės Jėzus paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas Tėvui davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Čia yra mūsų tikėjimo paslaptis. Mes skelbime viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę.
Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų Vilkaviškio vyskupą Rimantą, visus vyskupus, kunigus, diakonus ir mūsų Zapyškio parapiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Taip pat mūsų mirusius, kuriuos prisimename šiose mišiose. Ir visiems tavo malonę baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su mūsų parapijos globėju šventuoju Jonu Krikštytoju ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Maldos aktyvus gyvenimas ir yra to žibinto užsidegimas bei žibinto alyva. Tad melskimės Jėzaus išmokytą maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus antrojo atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams ir mums savo bažnyčiai esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia įžadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Linkėkime vienas kitam Kristaus ramybės. Thank you.
Štai Jėzus Kristus, kuris kviečia mus būti amžinybės dalininkais. Jis Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti vynėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas te saugo mane amžinai. Kristaus kraujas te saugo mane amžinai. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga, jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja, leidžia man atilsėti paversme. Malda, tie, kurie negali fiziškai priimti komunijos, dvasiniai komunijai priimti. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tavęs švenčiausiame sakramente. Dėl to, Jėzau, bent neregiamų būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau, Viešpatie, atiduodu visą save, aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmęs švenčiausiąjį sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man, Viešpatie, nė valandėlės nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą gyvenimą. Amen. Ruoškimės priimti komuniją.
Melskimės. Pasotinti švenčiausiąją dovaną ir aplankyti dangiškos galybės, dėkojame Tau Viešpatie ir meldžiame Tavo gerumą, kad šventoji dvasia mus vestų tiesiu keliu ir suteiktų ištvermės malonę. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatie. Amen. Sėskime klausyti skelbimų. Apaštalinė penitenciarija, tai Vatikano bažnytinė institucija, paskelbė, kad šiais metais atsižvelgiant į nepaprastąją pandemijos padėtį, vėlinių 8 visuotinius atlaidus galima gauti visą lapkričio mėnesį, išpildžius įprastines atlaidams gauti sąlygas. Tai dvasinės malonės už mūsų mirusius, ypač kurie galbūt papuolė į skaistyklą, mes nežinome. Tai bausmių atleidimas už nuodėmes. Tos įprastos sąlygos gauti pasiskiriam dieną lapkričio bet kurią ir pilnai dalyvauti mišiose, komuniją priimti, jeigu turim nuodėmių, prieinam išpažinties, šalia mišių sukalbam Tėve mūsų ir tikėjimo išpažinimą tikiu ir pasimeldžiam popiežiaus paskelbtą lapkričio mėnesio intenciją. Dar galima užrašyti savo mirusių vardus ir pavardės į bendrą sąrašą likusiems lapkričio sekmadieniams mišioms. Ateinantį sekmadienį bus minima pasaulinė vargstančiųjų diena, todėl aukos bažnyčioje bus renkamos Karito organizacijai. Tai ta pasaulinė vargstančiųjų diena ne tik tie, kurie kūniškai ar materialiai kažko neturi, bet kartu ir dvasiškai, emociškai. Dabar, kai sakau, yra jūsų katalikų liudijimo laikas, kai mes negalim vienas su kitu bendrauti, paskambinti, paklausti, galbūt kažko reikia. Tai vargstantis yra ir dvasiškai, emociškai vieniši arba niekas jais nesirūpina. Štai ką popiežius turėjo mintyje, kad katalikai įsijungtų. Vat yra palaiminti kalėdaičiai. Patys pasakykit informaciją, gal kaiminystė yra vienišų žmonių, kurie negali eiti, karantinuojasi, kurie taip pat galbūt apleisti. Galima sutarti vietą, palikti kalėdaičius. Va čia yra tas liudijimas, tas laukimas užsidegus to deglo. Mes maitinam tada savo širdis ir gyvenimus alyvą. Primenu palaiminti ir kalėdaičiai, visų šventųjų dieną, sekmadienį, lapkričio 1, pasiimkime, nusiųskime, dabar pats laikas, nes matom, pasaulis irgi pradeda truputį sustoti veikla, ypač galbūt paštas, kurjeriai, kad laiku nueitų kalėdaičiai jūsų artimiesiems į užsienį ir jie galėtų kūčių dieną švęsti tradiciškai su kalėdaičiais. Pasiimkit kiek reikia, aukokit kiek galit, aukos yra skiriamos mūsų Zapyškio parapijos poreikiams ir bažnyčios pastatui išlaikyti. Yra išleistas naujas ir dvigubas lapkričio gruodžio mėnesio žurnalo Artuma numeris. Jis yra gale bažnyčioje ant staliuko išeinant. Jo tema – gailestingumas ir teisingumas. Santuoka neįmanoma. Tai tokie yra straipsniai apie Adventą, liturgija, kilmė ir kas yra jo ikona arba paveikslas. Taip pat siūloma apmąstyti tą popiežiaus mintį apie homoseksualų sąjungas, kuris sukėlė didžiulį furorą, nunešė net pagrindinės kai kurias pasaulio temas, yra apsvarstoma, apmąstyti, ką norėjo, ko nenorėjo ir kas turėjo būti parodyta ir ko neturėjo būti parodyta. Taip pat straipsniai apie tai,
kaip mes kartais apsikraunam bereikalingais daiktais. Viena šeima dalinasi pagal popiežiaus encikliką Laudato Si apie saugojimą mūsų namų. Taip pat šiame žurnale numeryje 2 yra skiriama nemažai laiko ir apmąstymui apie parapiją, ateitį. Iš tiesų, kad pasauliečiai turi būti aktyvūs, tai vadinamas pasauliečių laikas šiandien, ką norėjo pasakyti Antras Vatikanas, susirinkimas popiežius Jonas Paulius II, taip pat vienoj lietuviškos parapijos patirtis, kas vyksta, sako, maži dalykai dideliai parapijai vyksta. Taip pat Švento Rašto skirelis apmąstyti apie meilę, ką reiškia ją parodyti kasdienybėje, netgi aptariamas smurtas bažnyčioje. Taip pat turim apmąstyti, sako žurnalo redakcija, apie nuteistuosius, tas gailestingumas ir teisingumas. O jeigu mes papultume į tokią situaciją, taip pat kapelionai, darbuotojai kalba, kurie dirba su kaliniais. Taip pat, o kaip gyvena kunigai Lietuvoje? Yra kelių kunigų pokalbis ir vienas iš jų vadovaudamas, tai Artumos kapelionas, kunigas Artūras Kazlauskas, pasikvietęs ir virtualiai kelis kunigus apklausė net gyvenimiškais tokiais klausimais, kuo gyvena, kaip gyvena, kas rūpi ir panašiai kunigams ir panašiai. Taip pat grožinė literatūra, kasdienybės tokie paprasti pamąstymai, psichologiniai straipsniai ir atsakymai. Pasimkime, skaitykime, kadangi laikas ir rudeniškas ir mums apriboja judėjimą karantinas, tai yra galimybė sustoti, įsigilinti, giliau eiti ir keisis tas iš lėto mąstymas. Kadangi Artumos numeris yra 2, 2 mėnesio, auka yra 2,50 €. O jeigu kas pasimsite dovanai, galima tą padaryti, tačiau yra maža pareiga pasimelsti už kleboną ir parapiją 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį, kasdien, nesvarbu kokia forma, bet kasdien. Galima registruotis ateinantiems 2021 metams, krikštams ir santuokoms. Ir noriu padėkoti mūsų parapijos žmonėms, kurie vakar susiorganizavę savo iniciatyvą ir vyresni, ir vidutinio amžiaus, ir jaunimas nugrėbė lapus nuo mūsų šventoriaus. Ačiū jiems, kad turi sąmoningumą, supratimą ir tą norą daryti. Va čia ir yra bendruomenė, kai ne kunigas iš viršaus nuleidžia, eik ir daryk. Ir sukandęs dantį žmogus daro, bet sako, palauk. O tai čia ne mūsų parapija, ne mūsų šventorius. Tai iš tiesų taip ir turi būti, tik tai turi derinti su kunigu, kad ta iniciatyva neprasilenktų su Evangelija ir bažnyčios mokymu. Noriu pasidžiaugti ir nebijokim irgi pasakyti savo iniciatyvų tikintieji, savo dvasininkui, savo kunigui, kad galbūt tai yra gera idėja, gal reikia kartais apdirbti, pasitart, bet iš tiesų kiekvienas, kuriam rūpi bažnyčia, parapijos ypač gyvenimas, ir prisideda prie karalystės kūrimo ir laukimo. Priimkim Viešpaties palaimą. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Po kiekvieno palaiminimo atsakysim amen, palenkime galvas. Tegul jūs Viešpat saugo ir laimina. Amen. Tegul jūs Viešpat savo veidą nušviečia ir būna jums maloningas. Amen. Tegul Viešpats atgręžia jums savo veidą ir duoda savo ramybę. Amen. Ir te laimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Telydi jūs ir jūsų namus Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Linkiu ateinančią savaitę būti budinčiais tom išmintingom merginom,
kurios laukia savo šeimininko. Ir atsiminti, kad centre gyvenime pasaulyje yra Dievas, krikščionims, ne aš. Aš esu tas, kuris laukiu jo, ilgiuosi ir stengiuosi eiti su juo. Nepamirškime, kas esat vyrai, atidarykim didžiasias duris išeinant, kad nebūtų susibūrimų.